Sveiki, mėlyjeji, su jumis kaip ir kiekvieną savaitgalį esu aš, Artūras, ir Trading Inkubatorius. Pabandysim vėl truputėlį apžvelgti kai kurias tas poras. Turiu prisimenu tokį vieną niuansą. Kada mes įdedam savo video į YouTube kartais žmonės tenais deda like, kartais deda unlike, tai aš labai norėčiau, kad tie žmonės, kurie spaudžia nepatinka, jeigu turit porą minučių ar ten minutę iš tikrųjų laiko, tiesiog parašyti komentarą, kodėl jums nepatinka, kodėl jums atrodo, kad mes negerai, tarkim, ten kažką tai kalbam, arba gal kažkas tai tiesiog kažkas jums nepatinka, ten kažkas tai negerai, tai būtų labai malonu, kad iš tikrųjų pasakytumėt, kas yra negerai, kodėl jūs dedat būtent tą like, kad mes iš tikrųjų žinotumėm, kad galėtumėm kuo daugiau tobulėti. Ir ta kiekviena kritika iš tikrųjų yra labai geras dalykas, aš tai tą kritiką labai paprastai priimu ir man jos tiesiog reikia, nes aš tada žinosiu, kur man reikia per savo video tokius kažką tai gal kitaip pasakyti, arba tiesiog gal kažko nepasakyti, gal dar kažkas tai. O jeigu tiesiog dedat unlike dėl to, kad mano matymas marketo jums atrodo tiesiog blogas, tai čia tada jau iš tikrųjų yra kita tema. Bet irgi galit parašyti tiesiog, kad aš žinočiau, kad kažkas iš tikrųjų mąsto visai kitaip, ir jeigu kažką tai mąstot kitaip, tai labai būtų gerai, kad irgi argumentuotumėt kažkokius tai savo pasisakymus. Labai prašyčiau jūsų tokių dalykų. Svaras ir Japonijos jena. Svaras ir Japonijos jena baisiai gražiai iš tikrųjų visą savaitę judėjo. Dabar dar žiūriu, matau, kad ant lentos parašyta pardavimai nuo 1600 ir 1600 kaip užsidarinėjo čia praeitą savaitę, tai taip ir pasileidom kasas mes su jais. Aišku, čia tokių buvo biški niuansų, aš per greitai užsihedžinau iš tikrųjų, aš užhedžinęs buvau kažkur tai vat čia, tada atidaryti buvo sekantys sandariai šičia ir jie buvo šičia uždaryti. Čia dar buvo likęs hedgingas vienos pozicijos ir iš tikrųjų tas bajus buvo labai tvarkingai penktadienį, Deividas jam padėjo man, nuėmė mes viską. Tai vat labai šitoj situacijoje viskas gerai išėjo. Dabar ties manau, kad 1500 yra magnetas ir jau kaip matėt, aš su magnetais visą laiką elgiuosi vienodai. Tai bet kur reikia iš tikrųjų ieškoti valandiniam kažkur tai įėjimų ir manau, kad įėjimai tikrai kažkur tai, jeigu bus, reikia juos būtinai išnaudoti. Tai 1.5, manau, magnetas dabar tais bus, reikia jo tik tais kažkaip išlaukti. O paskui jau spręst apie visą kitą situaciją iš to, kaip iš tikrųjų marketas susiformuos. Euras ir Australijos doleris, va čia biški mane pakapojo, biški mane išmėtė jisai praeitą savaitę. Stengiuosi kuo mažiau rizikuoti, aš taip ir ten truputėlį tokia mano rizikos valdymas toks biškis, kaip pasakyti, neslidus, o kadangi stengiuosi labai mažinti rizikas, tai nelaukiu, kol ten kažkas jau išsipaišys, kažkokia tenais jau ten variantai, kad suprasčiau, kad jog ten kažkur jau kažkas tai eina į kitą pusę. Man suprasti kartais užtenka ir kitų kažkokių tai dalykų. Tai aš greitai fiksuoju tuos nuostolius, galima sakyti. Tokia neišys nei tas. Vieną dieną juda kažkur, tai kitą dieną vėl kažkur ir vėl kažkur ir vėl kažkur. Tai aš šitoj poroj vis tik tais dar ir toliau esu nusiteikęs ieškoti pirkimų, tik dabar jau tą daryti labai atsargiai. Šitos vietos iš tikrųjų pakankamai, manau, yra svarbios. Jos tikrai yra svarbios, aš dabar jau matau, kad jos yra svarbios. Ir jos neleidžia pagal tai, kaip aš prekiauju, dabar iš tikrųjų man jau kažką tai jau daryti, nes vėlgi ir čia matau, kad kažkas tai vyksta kitaip iš tikrųjų negu įprastai. Algoritmai tie, kurie veikia, pavyzdžiui, čia kažkur, net jie matau, kad kažkiek tai galbūt biški yra pakibę. Nekeičiu savo nuomonės dėl šitos poros, esu joje visiškai tik už pirkimus, kol yra tokios žvakės, tai yra tik pirkimai. Ir nieko daugiau, tik dabar jau reikėtų atsargiai ieškoti įėjimo taškų. Euras Kanados doleris, čia dar vakar man rašė vienas buvęs mūsų mokinys, tai pamiršau vardą,
Vitalijau, tai atsiprašau, kad tau netrašiau, nes iš tikrųjų labai esu dabar paskutiniu metu užimtas. Tai klausai, ar aš pasihedžinau, ar aš spėjau pasihedžinti. Taip, aš spėjau pasihedžinti. Ir atsimenate turbūt, kad praeitą savaitę, kai kalbėjau sekmadienį, tai vat šita žvakė buvo, mes buvom šičia ir manau buvo paimti šitie sandoriai. Buvo paimti, tai man buvo truputėlį baisoka dėl to, kad vis tik tai žvakė buvo išparduota ir aš turėjau atitinkamą nuostolį iš tikrųjų, bet vis tik tais pirmadienis ir antradienis paglostė tą 1.5 ir šitoje vietoje, matot, aš pasiėmiau viską apsidraudžiau ir paskui jau laukiau, kol prasimuš viskas į viršų. Tai čia buvo stop lossai uždėti buyout ir pirkimai buvo toliau į priekį. Dabar jeigu pratrauks iš tikrųjų visai toliau šičia į viršų, tai reikės greičiausiai pamiršti tas apačias. Šita viršūnė yra padaryta, šita viršūnė yra padaryta iš esmės šitos vietos. Jeigu čia pasikoreguos kažkas ir trauks į viršų, tai manau, kad iš tikrųjų bus labai stipru užsipirkinėti galbūt net iki čia. Bandysiu šituos sandorius išsilaikyti ir bandysiu jums parodyti iš tikrųjų, kaip galima tokiose vietose sudirbti pakankamai nedidelę riziką. Tai kol kas, jeigu kaina pasileis kasas į apačią, tai aš nieko nedarau. Galbūt net neauginsiu svapo ir nusiminėsiu tuos visus sandorius nusiminėsiu, bet jeigu tik matysiu, kad jinai šitų apačių nenori ir jinai vis tiek čia sukinėjasi, tai tikrai bandysiu išlaukti, kol jinai čia man prasimuš. Tai kol kas šitai porai išlieka tokia pati nuomonė, tik tais pirkimai. USD ir Japonijos jena. Labai kvailai man čia su ją gavosi iš tikrųjų per savo kvailumą, ne kvailumą, bet per gal tokį išsiblaškimą. Už tai laiką pabrėžiu ir mokymuose žmonėm tą išsiblaškimą. Gal tik tais man taip vienam atrodo, kad aš čia toksai, kad visi įsiblaškė, bet aš tai tikrai esu kartais įsiblaškęs. Tai atsimenat, irgi praeitam video rodžiau, aš turėjau pardavimus šitoje vietoje ir paskui dar čia dasipirko, pas mane dar dasipirko ir žodžiu gavosi taip, kad trečiadienį aš kažkodėl tai netyčia įsijungiau. Pas mane ir taip, matot, niekada nebūna ten 15 minučių tokių grafikų, aš tenais jų tenais niekad, kas čia buvo? Oi, palaukit, minutį, prašau. Tai 15 minučių grafikų niekad nebūna, tai aš kažkaip netyčiukais įsijungiau valandinį grafiką ir man kažkaip tais buvo jisai įjungtas tas valandinis grafikas ir kažkur tas labai toli buvo tas sandoris padarytas, tas pats pirmas, ir kažkaip man lytais pasivaideno, kad čia galbūt mano koksai tai pending orderis likęs į priešingą pusę ir tiesiog aš jį uždariau. O kada aš jį uždariau, pabirau visą sistemą, nes ir tada jau iš tikrųjų buvo tų sandorių padaryta kur kas daugiau ir buvo ir hedžinti kai kurie sandoriai, tada teko uždarinėti juos visus ir tiesiog uždarinėjau, paskui namo grįžau ir sakau, kažką čia šiandien prisigrybavau. Aišku, čia išėjau su pelnu, taip ir toliau ir panašiai, ir pakankamai dideliu pelnu, bet paskui buvo labai bina dėl to, kad iš tikrųjų atėjęs į darbą, dar su Teidu kalbėjom, išvydau tokias žvakes. Tai ketvirtadienis buvo baisiai stiprus, 230 punktų išparduota ir dėl to labai buvo bidna, kad pasiėmės čia užsidaręs, o dar šitiek iš tikrųjų buvo nuvažiavę. Tai tik tais per tokį kvailą aplaidumą. Toliau šitai porai laikau pardavimus. Mano tikslas iš tikrųjų realiai buvo šita žvakė. Tai šitas tikslas yra jau pasiektas. Tai kol kas iš tikrųjų aš čia įsimušu laisvą pavarą, kaip sakau, jo. Ir tada tiesiog bandysim ieškoti, kas čia toliau vyks. Tai dabar kol kas iš tikrųjų su pirkimais, su pardavimais aš esu ramus. Galbūt prasidės kažkokia tai didesnė korekcija. Aišku, aš į šitą pusę niekada nepirksiu. Aš ieškosiu tik tais pardavimų. Tai žiūrėsim, kas čia vyks. Tai kol kas ramiai, galbūt tikrins 1.0. Jeigu jį tikrins ir turėsiu galimybę šičia užsiparduoti kažkur, tikrai tą padarys. GBP ir USD, va čia toksai nesusipratimas su ją. Man, pavyzdžiui, nežinau, čia kitiem gal viskas tvarkoj. Traukia kainą visi kažkaip tai keistai į apačią. Aišku, kas yra svarbu, tai uždarimai.
Ir va tas uždarimas kaip ir jau gerai, ir tas uždarimas vėl kaip ir negerai. Aišku, mes čia kalbėjome su Deividu dėl to, kad aš jau tikrai ilgą laiką stebiu ir tam tikrus dalykus dėl tų pačių ciklų, laiko periodų, tai yra ketvirčių, taip toliau ir panašiai. Tai esu pastebėjęs tokias tendencijas, kad būtent po pirmo, tarkim, arba po antro, arba po trečio ketvirčio, po bet kurio ketvirčio iš tikrųjų ir price action kartais galiu žiūrėti tam tikrus dalykus, kurie signalizuoja iš tikrųjų geriau ilsėtis ir nieko nedaryti, tai aš kai tokius dalykus dabar jau matau, stengiuosi būti kuo atsargesnis. Svaras USD kol kas esu be nuomonės šitoj poroje, esu jo tik už pirkimus ir už pardavimus būsiu tik tais tada, kada kaina bus kažkur čia. Kol kainos čia nebus, griežtai sakysiu, kad pardavinėti nėra ko. O pirkt galbūt kažkur tai būtų galima rasti idėjų. Tai mano nuomonė yra tokia. Euras ir GBP irgi čia, aš vat jau su ją kiek čia laiko jo, kalbu, pats niekada nieko čia nedariau. Ir dabar jau kai pradėjau daryti, prasidėjo pakankamai nemaži sunkumai. Tai vat matot, čia buvau prisipirkęs vienoje vietoje, šį čia. Tada kaina buvo kažkur tai atėjus vat šį čia. Ir aš šį čia dar buvo pripirkta, matot. Ir paskui kaina pradėjo važinėti jau visai į kitas vietas. Tada, matot, įsijungę buvo pending orderiai atidėti, kurie apdraudė tas pozicijas jo. Tai šitoj vietoj kol kas dabar irgi esu pakibęs, laukiu. Aišku, čia viskas yra sutvarkyta, viskas čia yra tvarkoj. Vienas iš svarbiausių lygų buvo 8.00 ir tas lygis yra patvarkytas. Taigi dabar tais reikia iš tikrųjų ieškot, kas čia vyksta toliau. Ir čia toliau iš tikrųjų yra tokių niuansų, kad galima iš tikrųjų įsivaizduoti tokių nemažai dalykų. Čia buvo galima tikėtis, bet vis tik tais, kadangi pagrindinė tendencija yra į viršų, tai visos šitos tokios vietos, jų pasveikimo principas iš tikrųjų yra truputėlį silpnesnis. Prasme, principas toks pat, tik tais, kad veiksmingumas yra mažesnis. Ir jeigu, tarkim, kažkur tai 61 FIBA suveikia iš 10 kartų 9 arba 8, tai tokoj vietoje jisai suveiks galbūt 5 arba 6 kartus. Tai vat dėl to šičia dar kol kas laikausi, nieko nedarau. Jeigu tik tais būtų taip, kad iš tikrųjų matyčiau, jog ir savaitiniai žvakės iš tikrųjų užsidarinėja čia kažkur tai žemiau, aš tikrai užsidarinėčiau užsidaryti ne selus, o buyus. Fiksuočiau jų nuostolius ir manau, kad tada būtų galima lauktos mano išsvajotos vietos prisipirkti šičia. Tai su šita pora tiek. New Zealand USD tas pats iš tikrųjų yra kas ir su Australų USD Kanada. Vėlgi tas laikas, kada kaina tokia labai čia kažką tai įsidirbinėjo ir vis tik tais matom, kad jau 1, 2, 3, 4 savaitės išsilaiko kaina tam pačiam lygiai uždarimai jo. Tai matot, laukia pas mane čia pendingai, jeigu jie pasiteisina, einam tolyn ir nesuku savo galvos, jeigu ne, tegul žiūrėsim, kol čia kas bus. Laukiu irgi, bet kokiu atveju šitoje poroje laukiu pardavimų. Euras jena yra tenais, yra euras australas, yra variantų, euras australas yra berods nusišvietę man kaip ir tenais jau pirkimų. Tai yra iš tikrųjų visko tenais nemažai, laiko matau yra beveik 14 minučių, tai ne visi gal tiek laiko turi klausyti. Todėl šiandien gal apsistosiu ties tiek porų ir toliau pirmadienį ieškosiu vėl vietų, nes aš matau, kad iš tikrųjų darbymetis yra ką dirbti, yra ką daryti. Dar turiu New Zealandus atidaręs kitojose sąskaitose pirkimus, tenais irgi reikia įsitaisyti, nes yra šioko toko nuostolio, tai visur reikia iš tikrųjų žiūrėti ir dirbti. Ką, šiandien tiek. Geros jums prekybos, valdykit svarbiausią riziką. Ir pasimatysim ateinančią savaitę. Ir tada apžvelgsim, pažiūrėsim, kas vėl tenais nutiko.
Taigi šiandien tiek ir viso geriausio.